Valstybės kontrolė yra nepriklausoma aukščiausia audito ir fiskalinė institucija. Mūsų konstitucinė pareiga vertinti, kaip valstybėje valdomi viešieji ištekliai, kaip siekiama užsibrėžtų tikslų ir kaip vykdoma biudžeto politika. Sudarydami 26 metų planą, prioritetą teikėme sritims, kurios šiandien yra svarbiausios – valstybės stabilumui, žmonių geroviai ir kurios turės įtaką valstybės ateičiai. Tai gynyba, sveikatos apsauga, švietimas ir infrastruktūra. Mūsų rekomendacijos padės spręsti realias problemas ten, kur jų poveikį žmonės jaučia tiesiogiai. Šios metus pradedame su sustiprintu fiskalinės institucijos vaidmeniu. Į viešas diskusijas apie valstybės, savivaldybių, fondų biudžetus įnešime daugiau skaidrumo ir nešališkų faktų. Vertinsime, ar valstybės finansiniai įsipareigojimai yra tvarūs ir atitinka griežtas fiskalinės drausmės taisyklės, tiek nacionalinės, tiek ES. Svarbi mūsų veiklos dalis yra tarptautinis bendradarbiavimas. Kartu su užsienio kolegomis atliksime strateginės reikšmės Rail Baltica ir Natura 2000 auditus. Esame pasirengę operatyviai reaguoti kylančias rizikas ir koreguoti savo planus, kad auditas visada kurtų maksimalią naudą visuomeniai. Kviečiu detaliau susipažinti su mūsų 26 metų planu Valstybės kontrolės interneto svetainėje.